Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien panagrinėkime didelį mitą – mintis, kad insultas atsigauna savaime, nereikia nieko daryti. Tai mitas, kuris iš tiesų gali stabdyti pažangą, dėl kurio žmonės gali prarasti galimybę atgauti gebėjimus ir pagerinti savo gyvenimą. Tiesa, atsigavimas po insulto yra labai svarbus procesas. Reikia įsitraukti, išlikti ryžtingam ir dažnai dirbti su specialistų komanda. Panagrinėkime, kodėl taip svarbu aktyviai dalyvauti sveikimo kelionėje. Atsigavimas po insulto tai dėl smegenų pažeidimo prarastų įgūdžių atkūrimas. Smegenys turi nuostabų gebėjimą prisitaikyti ir keistis, vadinamą neuroplastiškumu. Jos gali sukurti naujus kelius, kad apeitų pažeistas vietas, tačiau čia yra viena gudrybė. Šis procesas reikalauja veiksmų, pakartotinių ir tikslingų pastangų, o tai neįmanoma, jei sėdite nuošalyje. Svarbiausias vaidmuo čia tenka reabilitacijai, kai terapija pritaikoma pagal kiekvieno asmens poreikius. Fizinės terapijos metu lavinama jėga, koordinacija ir pusiausvyra. Ergoterapija padeda atlikti kasdienės užduotis ir siekia kuo didesnio savarankiškumo. Logopedinė terapija padeda atkurti bendravimo įgūdžius ir spręsti rymo problemas. Psichologinės konsultacijos padeda palaikyti emocinę sveikatą, sprendžiant tokias problemas kaip depresija ar nerimas. Tai patvirtina ir moksliniai duomenys. Tyrimai, kaip antai vienas aprašytas žurnale Journal of Rehabilitation Medicine, rodo, kad žmonės, kurie pasineria į reabilitaciją ir reguliariai atlieka konkrečius pratimus, pasiekia geresnių rezultatų. Reikia būti aktyviems, o ne pasyviai laukti, kol reikalai pagerės. Žinoma, pradėti gali būti sunku. Pradžioje, kai motyvacija menka, o iššūkiai atrodo didžiuliai, gali atrodyti, kad lengviau pasakyti, nei padaryti. Tačiau užsibrėžti pasiekiamus tikslus, džiaugtis kiekvienu laimėjimu, kad ir koks mažas jis būtų, ir remtis bendruomenę, kad jį palaikytų, gali būti labai svarbu. Reabilitacijos ekspertai yra pagrindiniai veikėjai, kuriantys programas, kurios jūs pakankamai išjudina ir padrasinantys, kai darote pažangą. Taigi, kokia išvada? Atsigavimas po insulto yra kelionė, kurioje reikia aktyviai dalyvauti. Reikia glaudžiai bendradarbiauti su slaugytojų komanda, išsikelti tikslus ir džiaugtis pažanga. Panaikinkime mitą, kad sveikimas vyksta savaime. Aktyviai dalyvaudami, išgyvenusieji insultą gali atskleisti savo tikrąjį sveikimo potencialą. Kiekviena pastanga, kiekviena pažanga yra žingsnis link didesnio savarankiškumo ir geresnės gyvenimo kokybės. Aktyvus sveikimas ne tik naudingas, bet ir būtinas. Priimkime savo vaidmenį sveikimo kelionėje ir žingsnis po žingsnio judėkime pirmyn. Atminkite, kad žinios yra galia. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar yra jūsų pergalė prieš būsimus apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrite ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.